Fan TV pastebi, kad meninis slidimas Šiaulių mieste šį vakarą jau senai prasidėjo, bet persikelkime dabar į Tilžę, kurioje vyksta meninio slidimo varžybos. Pažiūrėk, kaip tenai sekasi mašinom. Sekmadienio slalomas jis jau vyksta 9 metai Šiauliuose. Tik tais pirmą kartą vyksta prie iki, atleiskite, buvo prie iki, o dabar prie Tilžės prekybos centro. Pabaigoje sumanėme tokią atrakciją padaryti, meninis slidimas, jis susideda iš 3 dalių. Automobilis, kuris suka saulutes, automobilis, kuris daro 8 ir laisva programa. Mes tokiu būdu užpildome laiką, kuris yra skirtas rezultatų skaičiavimui. Ir tokia pramoga visiems pasidžiaugti, pasisukti. Štai dabar už nugaros visą tai ir vyksta. Pradininkai esame mes, 9 sezonas, nuo 2000 metų. Tai senos gajos tradicijos, Šiauliuose visi priprato, visi kiekvieną žiemą iš kitų sniegų ieško, o šios čia tik tai subūrėme tos, kurie žmonės mėgsta aikštelės ir kažkur tai paišdykauti, išbandyti savo automobilį, bet be jokio tikslo. Čia dabar yra tikslas, yra prasmė, yra rungtis. Čia, kaip sakant, yra šiokia tokia disciplina, todėl visi bando save, tokiu būdu lavina savo važiavimą, kuris pravers dar šiais metais turbūt kažkiek tai savaičių užtruksinčiai žiemoje. Tarp kito, šis sportinis važiavimas nėra, šių metų yra pirmas, bet ne paskutinis, nes bus ir vasario 1, vasario 8, vasario 22 kovo 1 ir kovo 8, taip dar 5 važiavimai. Taigi visada visus kviečiame, dar visi galite palavinti savo sportinius ar mėgėjiškus įgūdžius ir puikus laiko praleidimas, visai nešalta. Ar šitos slalamo varžybos vyksta tik Šiaulių mieste, ar jūs jas organizuojate ir už Šiaulių miesto ribų, tarkim, kitose miestuose? Nespėjame, žiema per trumpa, kad nuvykti kitus miestus, taigi visas džiaugsmas tik šiauliečiam. Tai ar Šiauliuose turime svečių iš kitų miestų? Taip, būna svečių iš kitų miestų, iš respublikų. Čia kaip sutampa. Šiandieną dar nemačiau visų, bet vieną rusišką pavardę įskaičiau, nežinau, jis Lietuvos pilietis ar ne. O šiaip būna ir lietuvių, ir latvių, ir šiaip kokių nors užsieniečių. Žinau, yra draugas turkas atvykęs, norėjo šiandieną startuoti, bet negalėjo. Sakė, kitose varžybose startuos. Ko reikia, jeigu nori žmogus dalyvauti jūsų varžybose? Tarkim, paprastas žmogus, šiaulietis, nori dalyvauti jūsų slalamo varžybose. Ar jam reikia kokių specialių pasiruošimų, ar tiesiog jis gali susisiekti su jumis, registruoti ir dalyvauti? Registracija vyksta tą pačią dieną, kai atvykstate. Ko reikia? Reikia geros nuotaikos ir vidinės drausmės. O daugiau reikia, kad tu iš tikrųjų norėtum lavinti savo važiavimą, savo įgūdžius. Kad šiaip atvažiuoti trasoje, veikti nieką, tai tu juokingai atrodysi. Bet žmogus, kuris ateina, nenori čia rodyti kosminių skrydžių ir visą kitą, jis daro tik tais, bando daryti važiavimą, atsižvelgiamdamas į kitus, vėlgi strategiją, filosofiją. Čia pasižiūri, koks kelias, koks ledas, kaip elgtis, kaip nesielgti. Tai duoda daug išvadų ir padeda žmogui apsispręsti, ką daryti, ko ne. Ar šiandienos ledas nepakišo kokiam nors dalyviui kojo, nes šį vakarą labai slidu, mes net matėme ne vieną avariją, kuri vyko Šiaulių mieste. Kaip susitvarkė dalyviai šiandien čia? Čia tvarkėsi dalyviai puikiai, o ledas visiems pakišo kiaulę, niekas nesitikėjo tokias slidaus. Netgi seni įgūdę vilkai šiandieną atvyko ir liko tik, kaip sakant, musę kandę. Tai per slidu buvo, bet tai ir yra, kai sunku, tada matosi visus susivaldymas, nes čia labiau buvo važiavimas psichologinis, nei sportinis. Kaip tu psichologiškai sugebi valdyti patį slidimą, ar nepasimetė, ar tau pačiam neužverda vanduo. Gal galėjome truputį papasakoti apie mūsų jauniausius dalyvius šiandienos mes matėme, tai yra tikrai jauni žmonės, galbūt jie net patys dar neturi teisę, bet kaip matome, ir puikiai susivaldo su mašina. Tai buvo daug puikių jaunų dalyvių, bet lyderiais tapo Neverdauskas ir broliai Šiauriai, kurie jau eilę metų nešasi visus prizus. Neverdauskas buvo pirmas šį kartą. Ačiū. Ir žinoma, pirmą kartą pirmoji taurė, automobilių meninio slydimo slalomo taurė, kurią įsteigė spaustuvė Knygaišykla Šiaulių. Dar kartą leismę spaudžiu, ir pirmoji taurė čia. Kaip jums sekėsi šios varžybose? Sunkokai, nes trasa buvo tikrai labai slidi ir viena ledas.
sunku buvo važiuoti iš tikrųjų. Bet šitas ledas jums kojos, kaip matau, nepakišo. Nu, kaip ir nepakišo. Biškutį su damidžais tokiais praėjome, bet viskas gerai. Na, 16 metų dalyvauju. Galiu kautynėse, slalomuose. Šiaip patinka šitas sportas. Galite truputį papasakoti apie savo mašiną, tai yra neblogas aparatas, kiek matau. Nu tai jo. Jūsų asmeninė mašina. Taip, mano asmeninė mašina, čia Subaru Impreza VRX STI. Jau fabrikė viskas sukelta ir 300 arklių, jau ką nors reiškia. O daugiau tai reikia tik mokėti vairuoti. Banda kopijuoti. Nepavyka. Born.